Hello, tai prasideda mūsų kelionė šiandien į Italiją, varysime į Milaną, truputėlį pasigaudyt kažkiek kalėdinės dvasios ir laukia labai daug įdomių dalykų, nes varysim į Šveicarijos kalnus traukinuku, varysim daug skirtingų vietų pavalgyti, ir aišku pažiūrėti, kaip atrodo kalėdinė Italija. Tai varom į oro uostą ir tuoj būsim ten. Varom į lėktuvą ir pagaliau lipam į lėktuvą ir tuoj būsim Milane už kažkiek 3 valandų turbūt. Varom? Varom! Žodžiu, kabra, tai nusileidom lėktuvu, žiūrim ir galgės visokias, tai pasirodo policija ieško kažkokių žulikų, turbūt aš nežinau ko, bet užlaikė mums ten irgi lėktuvą, vėlavo jis aišku dar. Tai galiausiai šiaip ne taip praėjom, ten dokumentus parodėm ir mums autobusas į Milaną iš Bergamo oro uosto, realiai už 5 minučių, sakėm, viskas nieko čia nespėsim, bet davai einam, išėjom. Porą minučių, tai liko ir ėjom į autobusą ir pagaliau važiuojam link Milano, tai, įdomu. Jau prasidėjo labai įdomi kelionė, bet viskas so far so good. Tai važiuojam toliau ir tęsim savo kelionę kalėdinę. Thank you! Einam toliau link ieškoti savo buto. Ne, Agne? Taip. Pagaliau dasigavom iki savo buto, viskas, eisim miegoti ir rytoj keliausim toliau, eksplorim, kas čia kaip čia. See you. Labą naktį. Kebra, išlindom jau pagaliau į dienos šviesą ir saulė pleskė, belė kaip. Toks net neįprastas vaizdas dabar žiemą, kai Lietuvo čia vien cepelininis dangus, tai jau vien faina dėl to, kad saulė yra ir labai įdomu beje tai, kad Milane dabar toks oras, kad atrodo, jog tiesiog čia ką tik prasidėjo ruduo ir po truputį jau ateina žiema, tai žiauriai keista, bet labai faina pabėgti nuo to žiemos, tai eisim dabar, žodžiu, pavalgyti, pasimėgauti orų, nes mums iki mūsų kavinės yra apie pusvalandis, tai pažiūrėsim, kas tenai faina, nes panašu, kad labai bus faina kavinė, tai, žodžiu, labai faina jau iš karto vien tik dėl saulės, tai varom kartu pasižiūrėsim, kurgi mūsų ta vieta pavalgyti. Dabar savo tos vietos valgymo su metro ir, žodžiu, itališkas variantas, nuėjom prie aparato pasimti bilietų va tokių metro, tai susimokėjom ir jis tiesiog nespausdino. Tai suvalgė pinigėlius ir sako, suriukas. Tai gerai, kad yra dar vienas aparatas, tai, žodžiu, tenai jau pavyko, susimokėjom ir keliavom dabar į metro M2 zoną ir važiuosim link savo vietos. Tai, žodžiu, itališkai, bet nieko. Sakė, gal prikolas. Gerai važiuojam. Varom kažkur, ne? Kažkur čia. Va. Varom šičia. Pavalgyti.
kavinė dabar irgi dar atsidaro tikrai 12 valandą, mes turim dar visą pusvalandį, todėl atėjom čia iš metro, sakom, žiūrėk, kažkokia pilis, tai va, Svoreko pilis, gan nemaža, daug erdvės pas viduje ir aplink didelis gan parkas, tai bandysim irgi pasižiūrėti, ar galim iki jo nueiti ir pasivaikščioti čia aplinkai. Tai toks irgi netikėtas atradimas, visai faina ir smagu, kai lauki nueit pavalgyti, kad dar gali pasikultūrinti ir atrasti kažkokią įdomią vietą. Tai einam pasižiūrėsim, kasgi čia smagaus yra. Nu, kas čia pareina tokia? Agnytė, tokia Agnytė pareina. Nu, ar patiko pilis? Patiko, dabar jau valgyt noriu. Jo, valgyt. Labai patinka oras. Oras labai nice ir, žodžiu, pabuvom pilį ir varysim, dabar jaučiau tuoj pavalgyti, ar vis tiek turim 15 minučių, bet bandysim eit link tos vietos ir tikiuosi, kad jinai veiks, nes jau labai išbadėjo. Varom toliau ir džiaugiamės geru oru Milane. Mūsų pirma vieta pavalgyti Reguorio Estero. Atrodo tikrai labai fancy ir gražiai. Tai pirmas mūsų maistas yra duona su aliejum, alyvuogių aliejum. Tai užsisakymų irgi įvairaus, skirtingos spagečių ir panašiai maisto. Appetizeriam irgi pasiėmėm buratą, karpačio, tai pasižiūrėsime. Šiaip atsiliepimai yra labai geri, tai pažiūrėsim, kokia jo kokybė. Bet tikrai pirmas įspūdis labai geras ir išskirtinis. Tai laukiam maisto ir pažiūrėsim, kaip jisai atrodo. Mūsų pirmas maistas yra karpačio, tai su triufeliais ir su žalia jautiena. Tai pirmas mūsų ragavimas Milane. Įdomus skonis, gal trūksta man druskytės ir šiek tiek alyvuogių aliejaus, bet so far so good, iš tikrųjų. Va, Ignas jau padėjo. Pasiparsysim. Šefas gal manęs čia neišvarys, bet tikrai nice, tai pagavom toliau ir žiūrėjom, ką gero turi pasiūlyti šitą vietą. Tai dar vienas mūsų appetizeris, tai yra burata. Atrodo gerai. Žiūrim, koks skonis jos. Wow, nice, išbėgo, tai gerai, tikrai. Pasiėmam, paragausim. Va, čia tai gerai, čia tikrai nieko nereikia pridėti. Kaip reikėjo prie karpačio truputėlį alyvuogių aliejaus, druskas ir pipirų. Čia viskas tobulai. Tai, žodžiu, kebras skanus mums. Ir jeigu ką, tai būtinai užsukite šitą vietą, mes einam valgyti, nes ten laukia mūsų pagrindinis patiekalas. Gerai, pagaliau atėjo mūsų pagrindinis maistas, tai mano yra papardėlė kažkas. Bet esmė tame, kad čia yra pasta su bolonezės padažu, tomatais ir kitoj sūriu. Tai ragaujam, šiaip iš išvaizdos atrodo tikrai nice. Labai geras maistas. Makaronai nepervirė, šiek tiek kieti. Tai žinai, tas itališkas variantas. Tai labai geras maistas, labai geras momentas. Tai aš valgau, o mes toliau sutiksim kitas vietas. Dar kas įdomu, žodžiu, ten yra toks tipų žemėlapis už manęs, tai svarbu paminėti ir tai, kad tokių vietų Starbuckso kaip šita yra pasaulyje tik 6, tai čia yra viena iš 6, kur tiek skrudina pupeles, tiek ir grinai turbūt tokios stiliaus yra pats Starbucksas. Tai
Nu, irgi faina neaplankyti, tai nepraleiskit progos, nes vienas iš 6 variantų čia bus aplankyti. Tai va, gerai, kiaurė, varom, ragausim karyti. Nu ką, tai jau iškeliavom iš San-Nicolo Vinciano muziejaus, kuriame yra paskutinės vakarienės fresko originalas, kurį nutapė Leonardo da Vincis. Tai atrodo tikrai paprasčiau negu visur reklamuoja, rodo, bet kokiu atveju vis tiek buvo įdomu pamatyti, paklausyti istoriją, kad realiai ta dalis, kur yra muziejus, kur yra freska, Antrojo pasaulinio karo metu buvo viskas sunaikinta, sudestruojanta, bet sieną pavyko išsaugoti, literaliai ta viena siena liko. Tai bandė paskui ir atrestauruoti, nes buvo labai suvarytas tas paveikslas. Tai labai tuo metu restauratoriai labai lievai sudirbo, tai beveik buvo dar labiau sudėtinė, tai realiai atrestauravo iki normalaus lygio tik 77 metais. Tai labai įdomu buvo irgi paklausyti tą istoriją ir kaip ir gidė pasakojo, sakė, dėl to, kad labai limituota su paveikslu ir dėl atvedimų žmonių pasižiūrėti jo, sako, galit kaltinti Leonardo da Vinci, kad tiesiog naudojo ne tokią techniką, kuri išsaugotų kiek galima ilgiau tą paveikslą. Tai va, buvo įdomu paklausyti pačios informacijos, pamatyti patį paveikslą. Mes toliau keliaujam dabar link Milano katedros aikštės ir tenai jau pabandysim irgi pavakarot, pabūti ir keliauti toliau. Tai bandysim dabar su metro pasiekti aikštę ir nepasiklysti. Bet šiaip so far so good, oras toliau lepina ir fainas. Mes keliaujam ir džiaugiamės savo atostogų. Tai varom link aikštės. Varom vėl metro, pasiėmėm 3 dienų bilietukus, visiems 4 kainavo 100 eurai. Varysim tada link aikštės ir valio, kad mes jau turim daugiau negu 10 000 žingsnių. Gerai, varom, pasimsim metro, sėsim metro ir bandysim pasiekti centrupką. Nu, Agne, papasako, kur mes esame. Mes esam Duomo aikštėj, prie šitos nuostabios matysime tą kitą eglę, kurią kiekvienais metais Dioras finansuoja. Bus fainai. Nu jo, pagrindinė aikštė čia pagaliau matos ta kalėdinė dvasia, tai kaip Agnė rodė, reglė yra ir visos šitos tokios mugės su maistais, su visokiais žiedeliais, su kuo tik nori, ne? Tai kaip ir pas mus panašiai toks kalėdinis miestelis. Tai tik čia realiai, tik centre pačiame gali pajusti, kad čia kažkokia yra kalėdinė dvasia, nes kitur aplinkui Milaną, nu, kelios švieselės gal yra, bet niekada nepasakytum, kad yra dabar artėja kalėdos. Tai faktas, ir žmonių masė čia yra visai kitokia, yra žymiai daugiau žmonių ir atrodo, kad pagrindinė koncentracija žmonių yra būtent pačiame šitame centre. Tai iš kitos pusės labai faina, kad gali ramiai visur apeiti, nes nėra žmonių, o čia atvažiuoti kažkiek pabūti pačioje aikštėje. Tikrai tiek, kiek jau yra čia, netrukdo, bet labai faina iš esmės pamatyti ir Milaną būtent tuo šventiniu kalėdiniu laikotarpiu, kai šviečia saulė, kai nėra sniego, nė lašelio ir kai tuo pačiu yra kalėdinė eglė papuošta, kalėdiniai šitie kioskeliai, nameliai, tai labai fainas experiences. Einam toliau žiūrėti ir gal kažką arba pasimsim, arba ne ir lauksim vakarienės mūsų. Nu ką, ir pagaliau vėlgi priėjom pagrindinę vietą Milane, tai turbūt yra šita shopping molo vieta, kur Instagramo mergaičių numylėta išfotkinta. Tai faktas, kad masė žmonių ir keliauja čia, bet pasižiūrėkit, kas vyksta ir pačioje aikštėje. Pilna žmonių. Tai toks jausmas, kad realiai
Milane esantys žmonės yra dabar čia visi susirinkę grynai iš toje aikštėje, nes kosmosas, tiek žmonių čia, tokia masė, truputį pavažiuoti toliau ir jų nebus, gal vos ne keletą žmonių gatvį vaikšto, keletą mašinų pavažiuoja. Crazy tiesiog, bet vaizdas tikrai čia geras. Einam dar pasivaikščiosim, pasižiūrėsim, pasifotkinsim ir mums jau bus, dar už 3 valandų kokių bus mūsų vakarienės kulmuoti. Tai va, einam dar pasižiūrėsim, kas čia gero. Žodžiu, dar turim porą valandų iki vakarienės. Mano jau fotikas išsikrovė, tai pereinant telefoną. Tai vat radom, žodžiu, gatvelę labai faina tokia, kur, sakė, labai populiari yra čia Milane. Tai jinai papuošta, kalėdiškai pilna visokių parduotuvių prabangių ir lygiai taip pat keletą restoranėlių yra. Bet aišku, jie visi book, tai vat bandom ieškoti dar kur nueiti čia pabūti iki savo vakarienės. Ir jau tada keliausim į savo tą vietą. Bet šiaip smagu praeiti ir ieškoti tos kalėdinės dvasios čia Milane, kurios, manyčiau, visai trūksta. Iš tikrųjų, ir yra tik tai keletų specifinių vietų ar gatvių, kur tai yra. Tai va, einam toliau vaikščioti ir pačekinsim, kur galim truputėlį užsukti. Atvarėm į mūsų šiandien pirmos dienos paskutinę vietą, tai yra restoranas Lubar, kur valgysim kažką, nežinau, nes dar sotus nuo pietų, pasimsim gal užkandėlių, atsigerti ir varysim paskui namo, nes mums anksti keltis, nes rytoj laukia labai įdomi kelionė su traukinuku į Šveicarijos kalnus. Fantastic. Tai va, laukiam savo vietos ir eisim draugauti kažko. Pirmas impressionas tikrai geras. Tokiam žiemos sode atėjom, gyva muzika groja su saksofonu vyrukas. Aišku, viskas pilna čia žmonių, tikrai jeigu neužsisakysit vietos vakarieniai arba netgi ir pietum, tai be šansų gali čia yra kažką gauti, vietą kažkur atsisėsti, tai tikrai, bet matosi dėl ko, nes visa aplinka viskas tikrai yra gana įspūdingai atrodanti ir toks, vėlgi sakau, grynas žiemos sodas aplinkui. Tai va, Lubar. Turėkite omeny, labai faina vieta, tai pažiūrėsim, ką galim gauti už kandukų. Žodžiu, išvarėm jau iš šito restorano, Lubar. Tai galiu pasakyti, kad vieta atrodo tikrai gražiai, tikrai fainai, bet niuansas tas, kad maistas sausau. Gėrimai iš viso, kokteilių nemoka daryti hebra, tai jeigu nori dėl vietos, dėl pasifotkinimo galite užėjti, bet ar būsit patenkinti maistu, nesu tikras. Tai 50-50. Tai va, tai tokie įvertinimai, netikėti aišku, bet negali būti visur faina. Tai žodžiu, viskas, varomės namo, rytoj reikia anksti keltis ir labai laukia įspūdinga kelionė, tai sugrįšiu jau pas jūs rytoj, o dabar sakau labanakt. Ciao. Labas rytas, Igneli. Kaip tu gyvas? Gyvas, labas. Gyvas. Tai va, žodžiu, mes čia atsikėlėm dabar jau po 5 ir pagaliau išsiridenom ir einam dabar 6:08, keliaujam link autobuso, kuris nuveš mus iki vietos, iki laivo, kur plauksim Komo ežeru ir nuplauksim link traukinuko, kuris yra Šveicarijos kalnuose. Tai labai fainas ir įdomus laukia turas, tai va, tai keliaujam, prisimiegoja, nedamiegoja, bet kadangi faina atrakcija, tai visai nice. Einam ieškoti, kurgi mūsų ta vieta ir parodys toliau vaizdus, kurie turėtų irgi
palikti neblogą įspūdį. Taip va, keliaukim kartu ir kažkokį mūsų autobusą. Sėdam į autobusą, vos nenuvarėm į tą, tai gerai, kad pasirodo vienas veža tik tai traukinį tą Šveicarijos klubą, o šitas autobusas, su kuriuo važiuojam mes, tai dar veža pro didesnį turą, pro Como ežerą plauktuve. Tai gerai, kad paklausime, mes būtų buvę, tai žodžiu, su paskui sėdam autobusai, tai jau tai gal dar pavyks čia nuslūs, nes jau nėra, tai norė. Va, gerai, va, tada toliau. Čia ten yra Džordžo Klūnio, žodžiu, vila. Va, toks įdomus faktas. Išlindom į gryną orą, prie Como ežeriuko. Oras visai geras, 5 laipsniai kokie plus minus. Ir va, žodžiu, eisim į tą laivelį, plauksim Mažumėlę ir galėsim paskui jau sustoti užvalgyti pusryčių, nueiti ten tulikus ir panašiai. Tai bet autobusai žiauriai karšta, tai labai nice išlipti, bet ir vaizdas čia amazing. Gidas pasakoja dabar apie visokias vietas prie Como ežero, kad vilos kam priklauso. Turim vieną ausinę įsikišę, tai labai gerai viską girdi, tuo pačiu gali pasipoti ir pafilmuoti. Vaizdas faktas neįtikėtinas ir plaukiam dabar toliau iki kitos vietos, kaip ir minėjau, stosim pavalgyti ir paskui toliau, kiek žinau, man atrodo, grįšim į autobusą ir važiuosim toliau link kitos vietos ir tęsim link savo traukinuko, kuris gal yra pagrindinė mūsų šitos kelionės esmė. Tai va, labai faina tikrai pasiplaukti, pasižiūrėti aplink, nes dažnai turbūt to nepadarysime, net ir būnant čia prie Como ežero. Tai va, galim pasigražėti kartu su manimi. Paplaukiam laiveliu ir dabar turim maždaug pusvalandį nueiti pavalgyti kažką, greitai tualetus ir grįžtam į autobusą ir vėl 2 valandas važiuojam ir panašu važiuosim link savo traukinuko. Tai labai fainai čia buvo tas, kad papasakojo daug apie vilas esančias prie Como ežero ir daug jų priklauso žymiems žmonėm. Vieną vilą parodė, kur pavyzdžiui Giuseppe Verdi parašė vieną dalį savo Traviatos, tai irgi labai fainai rodo, kur ir Heinz su šeima šitų kečiupinių turi savo vilą, tai irgi visai faina. Ir ta prasme, čia irgi sakė, kad prie ežero, grinai prie pat vandens kainos prisidedant maždaug nuo 1 milijoną eurų, dar plus, aišku, restauruoti reikia ir panašiai. Tai jeigu norite, jeigu turite pinigėlių, prašau drąsiai ieškokit vilas prie Como ežero. Tai, nes, aišku, vaizdas čia fantastiškas. Tai va, mes einam pavalgyti ir toliau keliausim link autobuso. Sia. Atvarėm pirmą kažkokią pasitaikiusią kavinukę prie Como ežero, tai faktas visi čia irgi sugužėjo iš mūsų autobuso. Labai faina, tai kiek kavinė, pica turėtų irgi būti už 6 minučių, užsisakėm pavalgyti, nes kažkai kada gausim dabar. Tai čia panašu, kad irgi yra viešbutis
Tai, žodžiu, dabar laukiam maisto ir toliau keliausim jau į savo autobusą. Šiaip labai faina vieta. Čia, kiek matau, pavadinimas Hotel du Playa kažkoks. Turbūt toks. Tai va, čia galite irgi užsukti, jeigu bus rekomenduoju, nes tikrai labai jauki vieta. Žodžiu, italai nebūtų italai. Nešam pizzą rankoje, nes tiesiog nebespėjom pavalgyti. Ir jie sakė, mes pačekinsim, kada padarys pizzą. Tai taip ir negrįžo. Sakom, nu, hebra, tai jau reikia mum eiti. Sakom, tai kaip dabar negausim valgyti. Tai čia va jau 2 pizzos iškepėt. Tai žodžiu, vietoj 4 pasiėmėm 2. Tikiuosi autobusė leis valgyti, nes jau tiesiog bėgte varom iki jo. Nes jau galvojam minutę maždaug. Tai žodžiu, fun. Vis dar nevalgė. Tai bandom kažkaip išgyventi. Nu va, dabar jau yra po 12:11, tai žodžiu išvažiavom mes iš Milano kažkur 6, plus minus po 6. Ai ne, atsiprašau, 7. Tai va, realiai tik dabar atvažiavom į vietą, prie kur jau laukia traukinys ir su tuo traukiniu važiuosim jau po tas Šveicarijos kalnus. Tai varginanti kelionė šitą autobusą, nes žiūri karštai ir labai oro trūksta, bet ne, viską spėjom po 12:12 ir varysim tikrai fainą vietelę. Temperatūra iš karto faktas krenta, nes arčiau kalnų, tai nuo +8 ir nukrito jau iki kelių laipsnių tikrai šilumos ir pačioje kalnuose Šveicarijoje turėtų būti iki -5. Tai va, keliaujam paskui gidą ir žiūrėsim, kasgi čia laukia mūsų. Va, pasiėmėm karštų vyną ir dar paklausiau, kaip lietuviškai karštas vynas, tai parašiau, dabar turėsim lentos ir jau žinos tikrai, kaip yra karštas vynas. O mes pasiėmėm pizzų ir laukiam jau savo traukinuko, į kurį turėtume keliauti jau už 8 minučių. Tai manau, kad pagaliau jau tuoj laukia mūsų ta tokia jau tikrai faina akimirka ir kelionė, kurios šiandien ilgai tikrai važiavom. Maistas pasiruoštas, vynelis pasiruoštas, o Lūcis dabar irgi jau bėga po truputį į skrandžiukus ir laukiam savo traukinuko. Šiaip labai fainas miestelis, va, galiu parodyti, kalnai aplinkui visur. Va, toks miesteliukas. Nedaug žmonių, čia daugiau praktiškai turistų kaip mes suvažiavusių. Žmonių stotis. Nu žodžiu, labai fainas jaukus miestelis. Spėjom, žodžiu, čia buvo išgyvenimo momentas, nes, sako, tipo, jums visiems gali nebūti vietų, taip, kad sėdėtumėt visi kartu, tai mes priėmėm tai asmeniškai ir, žodžiu, varėm taip, kad, nu, gal truputį kažką pastūmėm, gal ne, netyčia, kažką, bet už tai tavo visi 4 sėdim ir super. Tai va, labai fainai pagaliau esam šitam traukinuke, kur tuoj turėsim gerų vaizdų, o pizzos irgi jau paruoštos tenai. Tai, žodžiu, viską apsirūpinę, kolas pilni, nuotaikų yra, varom pasižiūrėsim, kas šį gerą laukia mūsų. Manau, kad dar čia bus reikalų. Hebra vidury kažkur kalnų viršūnių, viskas apsnigta, šaltis jau varo, gerai taip apsirengiam, bet, nu, ta prasme neįtikėtina važiuoti tarp viršūnių kalnų, kur viskas yra ežeras užšalęs, saulė šviečia, bet to pačiu ir tokios pugelės ateina irgi sniego, tai, nu, įspūdingas tikrai vaizdas. Wow.
tikrai siūlau, žinokit, irgi jeigu važiuosi čia į Milaną, tikrai pasimti. Apie turas šitas kainuoja apie žmogui apie 170 €, bet užtat realiai visos dienos ekskursiją, pamatot Como ežerą, paplaukėt po jį, tada važiuojat iki va šito Bernins stoties, kur sėdat į traukinį ir pamatot šitus tikrai įspūdingus vaizdus. Tai tikrai atperka ir manau, tikrai palyginus nedideli sąlyginai pinigai už tokią įspūdingą kelionę ir už tokią patirtį. Atvykom į Saint Moritzo stotį Šveicarijoje. Tai turėsim čia dabar 1,5 valandos pasivaikščioti, nuvaryti iki centro, pasižiūrėti, kas čia gera, faina, nueiti atsigerti kokio vynelio, alučio ir tada jau po šito laiko keliausim atgal į Milaną. Tai bet labai faina čia slidinėjimo, kad yra trasos. Toks tikrai jau vienas čia turbūt ir prabangiausių, man atrodo, slidinėjimo kurortai. Kilom dabar į patį Saint Moritzo miestelį. Čia jau tikrai kalėdinė šventinė dvasia labiau jaučiasi. Faktas dėl sniego, dėl kalnų, bet taip pat ir muzikėlė. Viskas paruošti įėjimai, girlandas visokios, kalėdinė eglė ir panašiai. Tai tikrai fainas toks jausmas kalėdinis čia juntamas, faktas matosi, žmonės irgi prabangiom striukėm ir panašiai, tai tas irgi rodo prabangą pačio miestelio. Bet šiaip labai fainai, labai jaukiai ir galvom, kad reikės važiuoti kažkaip į to miestelį nuo tos stoties, bet nieko panašaus, gali pėsčiom užeiti, yra eskalatoriai, kurie pakelia tave į viršų ir atsiduri pačiame miestelį. Tai bet pabandysime čia pavaikščioti. Čia tai atmosfera, gebra, ta prasme, visi tūsina, ką tik po kalnų kasnėt, bet geras vaibelis, visi šitą irgi prie baro gerimukus ima, mes irgi karsto vynelio, čiukas atsigavęs irgi, ta prasme, vaibas, labai nice. Net nesinori niekur eit, nori snowboardą paimti, varyti kalnus tiesiai ir snowboardus, tai wow. Gerus prisiminimus iš Gruzijos, jie sakant, Trinina iš praeitų metų, tai geras, tikrai fainai. Dar eisim praeiti, bet sakė, Saint Moritzo realiai 5 minutės į vieną reikėtą pusę ir viską čia apeini. Bet, fainas, tikrai cute miestelis, nedidelis, ko čia daugiau reikia, ne? Tai atsigeriam kartą vyną ir varom toliau žiūrėti, kas čia ir ką gero toliau nesau. Ką, Kibryta, viskas jau šitą baigęs mūsų diena Saint Moritze, Šveicarijos miestelis, iš tikrųjų įspūdingas slidinėjimo mėgstukas. Va, tokie vaizdai, tokie kalnai, va, crazy, kosmosai. Jauriai, fainai atrodo, vaibas labai geras, visi tūsina šoka, slidinėti čia atvažiuoti turbūt idealu, tik tai faktas, kad labai brangu turbūt, nes kaip ir minėjo čia Hebra, kad sakė, vienas brangiausių turbūt irgi regionų slidinėjimo, bet overall pažiūrėti labai fainų. Tai iš tikrųjų šitoj kelionėj dėl ko fainai ir pasimti šitą pačią ekskursiją, nes tu gali pamatyti tiek Italiją, tiek ir Šveicariją. Tai mes galim, sakant, nušaunam vieną turų duiką šitą vietą, nes pamatom dvi šalis. Tai labai faina, nes man šekinas, kad ką tik apsilankiau Šveicarijai. Tai va, labai faina, labai nice. O mes toliau keliaujame į savo autobusą ir važiuojame atgal į Milaną, kur varysim jau savo kambario, buto ir eisim pačilinti ir varysim tada rytoj toliau pakeliauti po Milaną. Tai šiandien dieną aktyvi nuo 5 ryto, bet labai verta. Tai labai nice, bet jau vienai pabaigai. Ir panašu, kad lauksim rytojus. Ciao ciao. Ciao.
Viskas, pagaliau atvažiavom, jau išlipom iš autobuso, vėlgi atvažiavom prie pat Milano stoties, tai keliaujam dabar irgi nusipirkti kažką valgyti, atsigerti ir viskas, norisi užsitiesti kojas namuose, pasižiūrėti, kas čia gero yra, maistų, išgėrimų ir viskas pačilinti, tiesiog pabūti ir rytoj toliau keliauti dar kažkur aplink čia Milaną, aplink Milano vietas ir gatves. Tai ačiū, kad buvo čia kartu ir tada susitiksim jau rytoj. Viskas, čiau. Labas rytas, chebrytė, žodžiu, paskutinė diena jau šiandien ir mes jau iš karto į metro keliaujam, nes važiuosim toli, apie 40 minučių į vietą, kurioje pusryčiausim. Tai Agnė irgi rado, kaip ir visas kitas vietas, realiai per TikToką, dėl to labai jos fainos ir įdomios. Tai pažiūrėsim, kaip atrodo ir šita vieta, galiausiai ir skanu, ir kiek ten kainuoja. Tai brunchas, žiūrėjom, liktai turėtų būti apie €100, jeigu nori all you can eat. O jeigu šiaip pavalgyti plus minus, tai žmogui turėtų būti apie 16 €. Tai pažiūrėsim, ar iš tikrųjų taip ir yra. O mes keliavom į metro ir turėsim dar persėsti ir bandysim pasiekti tą veiklą. Tai važiavom kartu. Atvarėm, žodžiu, šitą oficiną Milano vieta, tai visiškai instagraminė, tai, žodžiu, viskas čia crazy, atrodo labai fainai, industriškai, visokių tokių dėta figūrų ir taip toliau, tai numatos ant dizaino padirbėti. Kas svarbiausia yra čia, kad maistas tai yra all you can eat, tai susimoki €100 žmogui. Ir gali užsisakyti omletų, gali užsisakyti tartarų, gali nueiti prie barų, ten irgi yra jau paruoštas maistas kaip ir viešbučiuose, ne, tai gali įsidėti tiek, kiek nori, nu, tai tas švediškas stalas, sakykime, ne, tokio tipo. Tai maistas irgi, nu, faktas, kad skanus, tai laukiam dar irgi užsisakyti dabar kiaušinienės, omletą tiksliau, pasimti lašišos tartarų ir dar nueisim pasižiūrėti galbūt prie to švediško stalo, bet, nu, šiaip tai žiauri faina vieta, miegamajam rajone, kaip minėjau, tai jeigu irgi važiuosit į Milaną ir ieškosit vietos brunčui, tai turbūt vienintelė, turbūt arba viena iš nedaugelio vietų čia, kur galit skaniai pabrančinti, pasimti kokteiliuko, jeigu norit, ir pabūt tikrai fainai vietai, tai tikrai rekomenduoju. O mes einam toliau valgyti ir mėgautis. Papa. Baigiam valgyti, keliaujam dabar jau iš restorano, kuriame varom dabar iki Naviglio Grande kanalo, tai jisai labai panašus yra kaip ir kanalas Prahai, sako labai yra nemažai simulacijų, labai pasižiūrėti, kaip pusėm ir žiūrėti, turėti komunas, čia mes labai anksti, bet reikia mėgoti, nu, reikia jau anksti, tai keltis jau reikės apie pusę 2 ryto, Bergamo oro uosto, tai yra
Tada, atėjom jau iki kanalo ir nežinau, čia žmonių neatrodo daug, bet faktas, kad daug kavinių aplinkui, šiek tiek primena Venecijos stilių. Va, ten visur kavinukės, ten kavinukės, ateisim užžiūrėti, bet viskas toks, realiai kanalas, namučiai, kavinės ir visi sėda čilina ir džiaugiasi. Ar kažkas labai įspūdingo, nepasakyčiau, galbūt labiau čia atsiveria vaizdas vakare, kada bus pietų, labiau viskas vizualiai gerai atrodo. Tai va, eisim dar ant tilto, eisim pasižiūrėti. Bet, nice vieta, kai Milane visai nemažai vaikštai ir nori dar kažko. Bet šiaip labai faina tai, kad gali pamatyti, kaip atrodo miestas užmiestį labiau. Tai jau miesto gale, kur nebėra tų tokių istorinių pastatų, nulaižytų dalykų, o tiesiog, atrodo, kaip kokios stadioniškis ir panašiai. Tai net visai ne itališkas. Tai labai įdomu tą pamatyti Milano. Čia daugėja aplinkui, vakarą matyti, kad išlanda eina pasivaikščioti link kanalo. O mes keliaujam jau link metro ir važiuosim link savo stotelės tiksliau ir keliausim jau iki namų po truputėlį. Pasiruošim ir sakom, reikia pailsėtis, miegoti, nes keltis mums reikia apie jau kažkur panašiai, tai miegoti nelabai baisiai daug gaunas, jeigu vėlai naikti. Tai sakėm, pailsėsim šiek tiek ir manau, kad pasimatysim jau kažkur kitur, kitose šalyse, kitose miestuose, kur galėtumėte dar mažiausiai, kas gerai ir faina. Tai parašykite komentarus, kas faina, kas nefaina, kad žinočiau ateityje. O jeigu patiko, labai dėkoju, kad žiūrėjo. Tai, čiau.